Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Vasara jau pagavusi aukščiausią pavarą, miestas kunkuliuoja, o aš pristatau svarbiausius savo Liepos mėnesio įvykius ir naujienas. Dar birželio mėnesį tiek mūsų Neringos grupėje, tiek ir išvažiuojamojo biudžeto komiteto metu buvo iškeltas klausimas dėl medinių takų į paplūdimį priežiūros. Visos institucijos šį klausimą stumdė viena nuo kitos, nes maždaug nėra nei lėšų, nei žmonių. O iš tikrųjų, tai nėra noro. Aš paėmiau, nuvažiavau ir nukasiau Litorinos pliažo taką Nidoje, visiškai nesigilindamas, kam jis priklauso. O jis priklauso būtent Neringos savivaldybei. Žinoma, takus reikia prižiūrėti bent jau kartą į savaitę ir tai tikrai nėra sunku. Bet kai turime tokį atmestiną požiūrį, niekas nieko nereikalauja ir neskatina, tuomet toks rezultatas. Atvykimas ir buvimas Neringoje su naujomis rinkliavomis reikšmingai pabrango. Todėl miestas turėtų pasiūlyti atitinkamai ir geresnę kokybę, ko šiandienai tikrai pasigendu. Pasigendu gimnazijos treniruoklių salės priežiūros, Preilos ir Juodkrantės teniso aikštelių priežiūros bei naujų tinklų jose, kurių vieneto kaina tai yra 230 eurų. Ir jeigu būtų noro, galima jos būtų nupirkti ir pakabinti jau poryt. Pikinių sezono metu Neringos miestas apskritai turėtų būti tvarkomas kaip Dariaus ir Girėno stadionas koncertų metu. Nuolatinis šiukšlių išvežimas kelis kartus per dieną, gatvių ir inventoriaus priežiūra, viešosios tvarkos pareigūnų patruliavimas mieste ir greitas reagavimas į problemas. Žinoma, su papildomais žmogiškaisiais ištekliais ir tinkamu apmokėjimu už darbą. Viskas, ką išvardinau, yra palyginus menkniekiai, kuriuos labai nesunkiai būtų galima ištaisyti. Tačiau jų visuma sudaro bendrą didelį paveikslą apie Neringą, kuri gali ir turi blizgėti dar labiau. Kuverto gatvė Nidoje. Jau ne kartą apie ją esu kalbėjęs, kad savivaldybė neturėtų laukti, kol Via Lietuva teiksis ją remontuoti, kadangi esame gal tik 300 kažkelintoje eilėje. Gatvė absoliučiai tragiškos būklės, dviračiai važiuoja siaurų pėsčiųjų takeliu, kur iki nelaimės vienas žingsnis. Ir mes negalime kiekvieną kartą rizikuoti savo gyventojų ir svečių saugumu. Kartu su savo kolega tarybos nariu Arvydu Mockumi pateikėme prašymą dėl papildomų saugumo priemonių įgyvendinimo šios gatvės nuokalnėje. Gauname paveiksliukus ant žemės, o situacija toliau tokia pati. Specialistų vertinimų šios gatvės važiuojamosios dalies remontų reikėtų apie 600 000 eurų. Tačiau įvertinus naujai įvestus parkavimo ir padidintas įvažiavimo rinkliavas, taip pat, jeigu nedovanotumėm daugiau nei 100 000 eurų palvės apartamentų vystytojams, apie ką kalbėjau savo gegužės mėnesio ataskaitoje, tai pinigų Kuverto gatvės remontui tikrai galime rasti. Pagaliau pilnai užbaigtas mano inicijuotas Preilos uosto tvarkybos projektėlis. Prie sutvarkyto pontono švartuojasi laivai, slipas nukastas nuo smėlio ir Preilos uostelis puikiausiai funkcionuoja. Žinoma, vienintelis niuansas, kad ilgalaikiam uostelio naudojimui reikalingas dugno gilinimas, kurį turi atlikti vidaus vandenų direkcija, tačiau šiai dienai viskas veikia puikiai. Noriu dar kartą labai padėkoti paslaugos Neringui už bendradarbiavimą. Tai reikėjo nuoširdaus įsigilinimo į problemą ir geranoriško požiūrio. Daugiau nieko. Lygiai taip pat galime padaryti praktiškai su visomis problemomis Neringoje. Jos visos yra išsprendžiamos, tai reikia jas spręsti. Kas sprendžia, tas ir sprendžia.